Sveiki vyrukai, šiandienos viena iš temų bus susipažinti su rele. Kodėl įrašinėju šią pamoką? Todėl, kad, kaip matot, mūsų modulis apie relę yra tik tai anglų kalba. Nenoriu jums palikti savarankiškai verstis angliškai, studijuoti, užtrukti labai ilgai ir pačio galo nesuprasti, kas ta relė ir kam jinai reikalinga. Tai pirmoji mūsų teorinė dalis sako, kad relė susideda iš apijos ir metalinio centriuko, aplink kurį cilindrą, tiksliau aplink kurį apvyniota yra apija, varinė apija. Dar tai sako, kad kada eina srovė per šitą ritę, susikuria magnetinis laukas šitoj vietoj. Ir kad tas magnetinis laukas dar kitaip yra vadinamas reguliuojantis srovė. Taip verčiasi iš anglų į lietuvių, o lietuviškai nežinau to tiksliai pavadinimo, bet taip ir vadinkim, kad reguliuojama srovė, control reguliuoti, current srovė, tai tiesiog verskim pažodžiui. Tai žodžiu, principas labai paprastas, paleidžiama srovė per ritę ir susidaręs magnetinis laukas pritraukia mūsų plieninę plokštelę ir to pasakoj sujungia mūsų kontaktus. Čia mūsų prašo atpažinti dalis, tai coil vadinasi ritė, soft iron core tai mūsų tas cilindras, lever svirtis ir selector switch tai mūsų pagrindinis jungiklis. Rašo žaliai, kad that's right, teisingai atlikome užduotį. Prašo operate the switch number of time and look how the relay works. Prašo įjungti jungiklį ir pamatyti, kaip relė pradeda veikti. Taip. Tai matot, įjungiam jungiklį. Per mūsų relę praėjo srovė, kuri padarė magnetinį lauką, pritraukė plokštelę, ta plokštelė susijungė su kita plokštelė, to paskui grandinėje atsirado srovė ir užsidegė lemputė. Einame toliau. Operation. Veikimas. Gal tiksliau operation. Veikiantis. Veikimas, veikiantis, gerai pasakiau. Kad relė gali būti pajungta prie didelės srovės ir mažos srovės. Ką tai reiškia, kad kam ta relė išvis reikalinga, kad mums nereikėtų, tarkim, prie jungtuko tampytis mums reikalingų storų srovės laidų, tarkim, kaip nuo akumuliatoriaus klemų, įsivaizduojat, būna stori ilgi laidai ir, tarkim, įsivaizduokit, koks jungtukas mums būtų reikalingas mūsų starterio paleidimui, įsivaizduokit, kokie jungtukai turėtų salone stovėti ir taip toliau. Tai pagrindinė relės darbas yra tai, kad mūsų jungtukas atvestas plonais
laidelis ir jungtukas, tarkim, užvedimo spynelė būna atvesti plonais laidais, kurių srovė į varžą nereikalinga tokia didelė ir to pasakoje jisai veikia kaip mes paduodama tą mažą srovę į relę, susikūręs mūsų magnetinis laukas pritraukia svirtį, prie kurios būna pajungta mūsų pagrindiniai laidai. Čia visas tas principas. Tai mūsų prašo the main current, this is the current through the lamp. Complete the flowing steps and make sure the switch is open, set the multimeter correctly, connect the multimeter terminal 1387 of the relay. Ir parašyti, koks bus amperažas. Tai prašo išmatuoti mūsų amperažą. Turbūt ne čia pajungiau, čia turėtų viskas prasidėti. Taip, the screen shows the schematic symbols for relay. Draw the diagram of the relay circuit shown in the picture. Tai mums prašo tiesiog visą tą patį principą pajungti, kaip čia pavaizduota paveikslėlė, tai mums sujungti schematiškai. Tai čia labai paprasta, tiesiog grandinę aplink ir patikrinam teisingai. Click on the connection of the relay in the diagram through switch the switching current will flow. Jungiklio srovė, per kurį tekės, prašo pajungti, parodyti, per kurias jungiklio srovė tekės, ar pagrindinė srovė ir jungiklio srovė. Tai mes čia turim relę, tai šito jungiklio srovė turėtų tekėti per mūsų relę. Kadangi, kaip sakiau, čia tekės silpna srovė, kuri pajungs į pagrindinį, o šitoj vietoj jungiklį tekančią pagrindinę srovę nuo mūsų akumuliatoriaus. Tai čia mes turim, gal prisimenat, lygiagretų jungimą, ne? Jeigu būtų nuoseklus, tai aplinkui eitų ratas. Prašo pajungti pagrindinę tekančią srovę, parodyti, per kurį eis. Tai pagrindinė eis per čia. Prašo pagal diagramą prijungti relę prie mūsų maitinimo, jungtuko ir lemputės. Ir tą tarpą turime įjungti. Tai matot lygiagretų jungimą. Tiesiog reikia atsipaistyti, kur kas ir kaip. Tai atsiminkim, kad prieš tai jau pažymėjimo, per kurią eina mygtukas relės jungtis. Tai turim mygtuką, turim akumuliatorių ir galim jį pajungti per relės jungtuko jungimo vietas. Tai bus 86-85 jungimo vieta. Jeigu neklystu, tai ant relės dugno irgi rašo šios skaičiukus. Bijau dabar prisimeluoti, bet jeigu rasiu relę, galėsiu nufotografuoti ir pridėti jum. Tai pajungiam per 86-85 grandinę ir dabar jungiam į pagrindinę.
Tikrinam teisingai. Prašo tiesa, netiesa. Operating the switch allows the main current to flow. Taip, kad pagrindinis per jungiklį leidžia tekėti srovei. Tai taip turėtų būti. Main current flow connection. Sako, kad per pagrindinę tekantis srovė teka per relės 86-85 jungtį, tai ne. Jis teka per 30-87, operating the switch causes control current the flow through the coil. The soft iron core become magnetic and result. Tai sako, kad eina srovė per ritę ir tada plieninis mūsų cilindras įsimagnetina. Taip ir the control current flows through the connection point. Ne per čia eina kontroliuojama mūsų srovė. Measure the control current. This is the current going through the coil. Complete the following steps. Make sure the switch is open. Įsitikinkim, kad šis jungiklis set the multi correctly. Tai prašo mūsų amperų, tai iš karto persidedam į amperus multimetro ir pajungiam prie matavimo vietų. Ir įjungiam ant amperažo. Kaip matot, į grandinę įjungiam multimetrą ir lemputė dega. Ir mes matome, koks amperažas eina per jungiklį. Tai čia šokinėja nuo 0,10 iki 0,14. Tai galim užrašyti taip, tiks. Galim užrašyti taip, tiks. Ir taip iki 14. Tai pamatavom amperažą. Taip kažkada pasakiau, kaip matuojamas kaip jie suieškoti vagį. Tarkim, kas gali maždaug vogti įtampą iš mūsų akumuliatoriaus automobiliui nedirbant stovit. Tai čia visas principas toks pat, tik tais jūs šitos turite įdėti nuėmus klemą ir į tą grandinę įdėti, prijungti multimetro kontaktus. Ir tada, kaip sakiau, užrakinat, žiūrit, kokia įtampa, tiksliau ne įtampa, amperažas jūsų multimetre rodo. Tada galite spręsti, ar tai jūsų centrinio užrakinimo sistema šiek tiek nutekina srovės kažkur tais. Tada ieškoti problemos, o kitu atveju, kaip sakiau, galima, tarkim, traukinėti saugiklius, automobilio magnetolos, kažkokią vidaus apšvietimo saugiklius ar dar kažką ir tada pamatysit, jeigu čia turite, tarkim, didelį amperažą, tarkim, koks vienetas, 1,20 užrakinus, kada jau turėtų būti jūsų automobilis nevažiuojantis, pastatytas, tai tiek daug negali būti. Gali būti 0,05 max ampero ten budinčiam režimui, kažkokiam laikrodukam ar dar kažkokiam tai sistemam palaikyti. Jeigu viršyje daugiau, tai tada, kaip sakiau, traukit saugiklius. Vieną ištraukit, pažiūrit, niekas nesikeičia. Jeigu ištraukit, tarkim, magnetolos kokios nors, žiūrit, nukrito iki 0,05. Tai reiškia, kad jūsų magnetolos grandinėje kažkur yra nutekėjimas, ieškoti tenais problemos ir taip toliau.
Prašo pajungti prie 30 ir 87 relės jungties. Kodėl nepasijungia man? Pasijungiau. Ir matot, koks tai skirtumas. Čia į minusą nekreipkite dėmesį, čia 8 amperai. Tai ten buvo 0,14, o čia 8. Tai įsivaizduojat, jeigu mes jungtumėt tiesiogiai, turėtume kokius didžiulius laidus atsivesti į šitas vietas į jungtuką, tarkim, įdedant į grandinę jungtuką. Tai relė mums labai pagelbsti. Tai relių rasite visur, ten uždegimo sistemai starterį, nuo spinutės, kaip sakiau, pačiai pirmai vietai eis paleidimo relės. Susidursit su jau. Yra 3 tipų relės, tai kurios susijungia užsidarius jungtukui, per jau pradeda pagrindinė srovė eiti, relės, kurios atidarius jungtuką srovė teka aplinkui ratu, ir dvipusės, kurias galima pajungti, tarkim, prie 2 lempučių. Atidarius tekės pro vieną pusę, uždarius tekės pro kitą. Vėl prašom mūsų sujungti. Tai vėl, kaip sakiau, labai lengva pačioj pradžiai jungtuką susijungiam per relės jungtuko kontaktus. Tada galime susijungti pagrindinę per pagrindinę relės jungiklį. Patikrinam teisingai. What type of relay is it? Čia klausia, kokio tipo relė, kaip sakiau, yra 3 tipo. Tai atviro, uždaro ir tos, kurios švies uždaro arba atviro, kaip jau jūs pajungsit. Tai šitą, kaip matot, švies, čia reiškiasi uždaro, closed. Oi, atsiprašau. Normal open contact relay. Atsiprašau. Normal open contact relay. This type of relay closes the circuit when energized. Tai sako, kad šitą vadinasi normalaus atidara relė. Tai ir pasakoja, kad šito tipo relių sujungimas yra, tiksliau grandinės sujungimas yra uždaras ir tada tik tais veiks jūsų lemputė. Tai žodžiu, jinai šitą vadinasi open. Susimaišiau, atsiprašau. Vėl prašo pajungti relę. Kaip matot, biški skaičiukai pasikeitė. 87A. Bet mes jungiame vėl taip pat. Vėl jungiklį per 85, 86. Pagrindinį per 3087. Ir vėl minusą. Patikrinam teisingai. Ir dabar mūsų klausia vėl, kokia čia mūsų relė. Kadangi matot, jungtukas įjungtas, grandinė visur uždara. Ir nešviečia. Kada išjungiam, tada šviečia. Tai reiškia, kad normally closed contact relay, this type of relay breaks the circuit when
energized, kada normally closed. Tai šitą turėtų būti mūsų. Taip. Reiškia, kad veikia ši relė tik tais, kada jungiklis yra išjungtas. Ant tų relių irgi rašys tos pačius skaičiukus, tai jūs žinosit, kokio tai veikimo relės. Realybėj. Connect the relays so that the lamp comes turn the operation. Kaip ir kalbėjau, yra dar tokio tipo, kur įjungus švies viena lemputė, o išjungus švies kita lemputė. Čia jau matot, yra atsirado 87 ir 87A. Tai vėl jungiklį visą laiką jungiam per tos pačius 85, 86. Tada pagrindinį pradedam vėl nuo 30. Nuo 87 jau einam į kontaktą. 87 kitą einam vėl į kontaktą. Tada einam į minusą ir čia einam į minusą. Kaip matot, viena dega, kita nebedega. Viena dega, kita nebedega. Viena dega, kita nedega. Šitą vadinasi change overlay, pasikeičianti kažkokia tai verčianti lietuvių kalbą. What the type of relay is it? Tai jau žinom. What is the purpose of the resistor or diode in the relay? Čia pasakoju apie relę, neišverčiau, kurioje gali būti įrytę dar įdėtas diodas, kuris reguliuoja įtampą mūsų ritėje. Ir mūsų pamokėlė apie relę baigta. Nežinau, kaip čia sekėsi man rašyti. Gal ką nors supratot, jeigu nesupratot, tai pasiaiškysime gyvai ir ačiū už dėmesį.